Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežiaus sveikinimas Eucharistiniam kongresui Ruandoje. Šventojo Pranciškaus Asyžiečio kūrinijos giesmė 800 metų. Sirijos krikščionių viltis nuo nepatiklumo ir baimės iki atsargaus optimizmo. Karas Ukrainoje, artimųjų netekusiems padedanti moteris pati žino, ką reiškia netekti sūnaus. Donata Špokaitė pristato interviu su jubiliejaus renginių Lietuvoje koordinatoriumi kunigu Artūru Kazlausku. Visas interviu Vatikan News interneto svetainėje lietuvių kalba. Popiežius Pranciškus per savo valstybės sekretorių kardinolą Pietro Paroliną pasiuntė sveikinimo žinią ir palaiminimą Ruandos katalikų bendruomeniai, kuri šiomis dienomis šventė antrąjį nacionalinį Eucharistinį kongresą. Į Ruandą pasiųstame laiške kardinolas valstybės sekretorius patikino vietos katalikų bendruomenę ir jos ganytojus, kad popiežius vienijasi su Ruandos vyskupais, kunigais, vienuoliais ir pasauliečiais, kartu su jais dėkodamas Dievui už šį svarbų bažnyčios gyvenimo įvykį, kurio centre yra Eucharistija, krikščioniškojo gyvenimo šerdis ir Kristaus meilės žmonijai ženklas. Popiežius ragina Ruandos katalikus gyventi Eucharistijos dvasia, dovanoti save kitiems ir solidariai dirbti siekiant taikos ir teisingumo. Popiežius tikisi, kad šis kongresas bus svarbus įvykis įvedantis Ruandos bažnyčią į jubiliejinius 2025 metus. Popiežius paveda Ruandos katalikus švenčiausiai mergeliai Marijai, taikos ir vilties motinai, patikino kardinolas ir perdavė visiems Ruandos gyventojams popiežiaus Pranciškaus palaiminimą. Šiomis dienomis Romoje vyko tarptautinis poetų susitikimas skirtas Šventojo Pranciškaus Asyžiečio kūrinijos giesmės 800 metinėms. Dalyvavo 16 poetų iš įvairių pasaulio šalių. Susitikimą organizavo Šventojo Sosto kultūros ir švietimo dikasterija, kuriai vadovaujantis kardinolas José Tolentino da Mendonça yra žinomas portugalų poetas. Renginys vyko istorinėje Šventojo Pranciškaus bažnyčioje Romos Užtibrio kvartale. Toje bažnyčioje Šventasis Pranciškus Asyžietis lankėsi ir meldėsi 1209 metais ir 1223 metais per savo vizitus pas popiežių Inocentą III. Iš pradžių bažnyčia buvo dedikuota Šventajam Blažiejui, o po Pranciškaus Asyžiečio paskelbimo šventuoju buvo perduota pranciškonams ir dedikuota jų steigėjui. Gruodžio pradžioje vykusiame susitikime dalyvavę poetai skaitė savo kūrinius, įkvėptus Šventojo Pranciškaus kūrinijos giesmės skelbiamų vertybių – harmonijos su gamta, dvasinės jungties su kūrinyje ir žmogaus santykio su visata. Pasak renginio organizatorių, šis susitikimas ne tik pagerbė Šventąjį Pranciškų, bet ir priminė apie jo skelbtas universalias vertybės, kurios tebėra svarbios šiandienos pasaulyje. Mums reikia poetų, kurie padėtų mylėti pasaulį ir rasti vilties žodžius. Per susitikimo atidarymą sakė jo pagrindinis organizatorius kardinolas José Tolentino de Mendonça. Mums reikia žmogiškumo ir poetų žvilgsnio. Kardinolas taip pat priminė, kad Šventojo Pranciškaus skelbtas neturtas tai neskurdas, o ypatingas žvilgsnis į pasaulį, kuriame viskas suvokiama kaip žmogui Dievo duotas ženklas. Vienas svarbiausių susitikimo akcentų buvo Šventojo Pranciškaus kūrinijos giesmės įtakos pasaulio kultūros raidai priminimas. Ji įkvėpė daugelį poetų savo kūryboje gvildenti gamtos ir žmogaus santykio su ją temas. Šventojo Pranciškaus meilė kūrinijai buvo ne vien pagarba gamtai, bet ir dvasinė jungtis su Dievu per jo kūrinius. Susitikime dalyvavę poetai taip pat nukeliavo į Asyžių, aplankė svarbiausias Šventojo Pranciškaus vietas, Porciunkulės bažnyčią ir Pranciškonų vienuolyną.
Tarptautinio susitikimo metu dalyviai taip pat apsilankė Romoje vykusioje knygų mugėje, bendravo su jos lankytojais. Prie Anytos prisertino ginkluoti vyrai, davė duonos ir mandagiai pakalbino. Toks pernelyg malonus elgesys išgąsdino ir sutrikdė. Bus toks ir toliau, ar pasikeis? Bijau, kad vėl būsime kažkieno nupirkti, o vėliau parduoti. Esame pavargę, norime ramiai gyventi. Nenoriu, kad mano dukros patirtų tą, ką aš patyriau. Atsimeina, žinių agentūrai pasakoja viena krikščionė iš Alepo, komentuodami Sirijos režimo žlugimą ir naujų išlaisvintųjų atėjimą. Kaip žinia, per 14 dienų Sirijoje įvyko tai, ko mažai kas tikėjusi. Žlugo Asado režimas, o taip pat išniro naujas veidas ir naujas vardas – Abu Muhammadas Džolani, kuris vadovauja Hayat Tahrir al-Shamo grupuotei be didesnio pasipriešinimo užėmusiai visus Asado režimo kontroliuotus didesnius miestus. Kai sukilėliai leidosi į pergalingą žygį, daugybė Sirijos krikščionių dar likusių krašte ir išvykusi dalijosi baime, kad laukia dar vienos krikščionių skerdynių bei didelių represijų bangos, panašios į tas, kurias vykdė ISIS ir kitos islamistinės grupuotės. Tokiais pat nuogastavimais dalijosi kurdų ir drūzų mažumos. Puikiai žinoma, kad Džolani yra ilgametis džihadistų judėjimų lyderis, buvo vienas iš mažesnio rango vadų, vėliau tapęs atskiros organizacijos galva. Jo vadovaujama grupuotė, didžiausią atramą turėjusi Idlibo provincijoje Sirijoje, nuo 2017 įrašyta į teroristinių organizacijų sąrašą. Antra vertus atkreiptas dėmesys, kad pastaruosius keliurius metus Džolani stengiasi atsiriboti nuo ekstremistinio islamizmo doktrinos ir praktikos, rodyti tam tikrą politinį bei religinį nusaikumą. Jis viešai deklaravo, jog etninė ir religinė įvairovė yra Sirijos turtas, jog atsisako virš nacionalinio islamiško kalifato sukūrimo siekio brangaus ekstremistiniams srovėms, jog netaikys užmėtymo akmenimis ir panašių istorinių šariatų bausmių, kurias taikė ISIS, neprimes moterims hidžabų prievolės. Tačiau taip pat aišku, jog naujasis Sirijos lyderis nesvajoja apie pluralistinę demokratiją. Nors dokumentuoti pavieniai smurto ir egzekucijų atvejai, sukilėliai, užimdami Asado režimo kontroliuojamas teritorijas, vengia išpuolių prieš civilius, prieš religinės ir etinės mažumas, prieš jų turtą, taip pat nesiveržia plėšti ir naikinti ankstesnio režimo administracinių įstaigų. Krikščionių suprantama lengviau atsikvėpia, tačiau, kaip pabrėžė krikščionių bendruomenės nariai iš Alepo, po 14 metų karo į naujų užkariautojų pažadų žvelgia nepatikliai. Svarbi aplinkybė ta, kad sukilėliams užėmus istorinį Alepo miestą, viena iš svarbiausių krašte, pats Džolani susitiko su čia esančių katalikų, ortodoksų, armėnų ir kitų krikščionių bendruomenių lyderiais. Jis mane patikino, jog krikščionis ir jų turtas nebus paliesti ir kad jie įvykdys visus mūsų teisėtus prašymus. Pastarąsias 6 dienas to laikytasi. Vatikanius patvirtino vyskupas Hana Jalufas, Alepo Lutynų apeigų kataliko apaštalinis vikaras, išreikšdamas atsargų optimizmą, kad krašte gali būti atvertas naujas puslapis, įskaitant tarptautinių sankcijų panaikinimą. Anot vyskupo jos neįtin paveikia jau nuverstą režimą, bet labai smogė paprastiems žmonėms, daugelį metų gyvenantiems nuolatinės humanitarinės krizės sąlygomis, nuolatos priverstiems taupyti maistą, vandenį ir elektros energiją. Anot Alepo katalikų vyskupo Jalufo, laikas parodys, kaip naujoji jėga įgyvendins savo pažadą kurti naują Siriją. O joje, pridūrė ganytojas, krikščionis nenori būti paprasta saugoma mažuma, bet pilnaverčiai piliečiai su lygiomis teisėmis. Ačiū Dievui, šis kontrolės perimimas įvyko be kraujo praliejimo, be skirdynių, kurių buvo baimintasi. Dabar laukia ilgas ir sunkus kopimas į kalną. Tie, kurie dabar atėjo į valdžią, pažadėjo, kad visi bus gerbiami,
kad bus sukurta nauja Sirija. Tikimės, kad jie laikysis savo pažadų. Vatican News sakė kardinolas Mario Zenari, einantis apaštalinio nuncijaus pareigas ir reziduojantis Damaske, Sirijos sostinėje, patvirtinęs žinias apie sąlyginai ramų režimo pasikeitimą. Gruodžio 10-ąją situaciją Sirijoje komentavo ir kardinolas Pietro Parulinas, popiežiaus valstybės sekretorius, kuris tądien lankėsi Milano Švenčiausiosios Širdies katalikų universitete ir dalyvavo susitikime apie islamistikos bei arabistikos studijas ir apie jų naudą tarp religiniam dialogui. Galbūt ankstoka kalbėti apie tai, kas bus. Palaukime ir pažiūrėkime, kokie scenarijai atsivers. Išgirdome, kad krikščionių bendruomenės bus gerbiamos ir labai viliamės, kad iš tikro gali ateiti rytojus, kuriame visi bus gerbiami, sakė kardinolas. Tai Natalijos Tarabalkos, žuvusio kario motinos, įkūrusios nevyriausybinę organizaciją, padedančią patyrusiems šeimos nario žūti fronte, liudijimas. Po sūnaus netekties man buvo sunku atsigauti, man buvo sunku priimti tą faktą. Vatikano žiniasklaidai pasakoja 2022 m. kovo mėnesį fronte žuvusio ukrainiečių kario ir lakūno Stepano Tarabalkos motina. Jos sūnui po mirties suteiktas aukščiausias Ukrainos didvyrio valstybinis apdovanojimas. Praėjo daugiau nei 2 metai, o aš vis dar nepastačiau antkapio ant sūnaus kapo, nes nesu pasirengusi iki galo susitaikyti su tuo, kad jis nebegrįš, kad jo nebėra, taip pat todėl, kad nematėme kūno, sako Natalija. Natalijai kalbant, akivaizdu, kad dalytis sielvartu yra labai žmogiška ir kad tai pakylėja ir kalbėtoja, ir klausytoja. Prie sūnaus kapų buvau pažadėjusi, kad būsiu stipri dėl tokių žmonių kaip jis. Supratau, kiek daug žmonių Ukrainoje patiria traumas ir sielvartą. Mano brolis Sovietų sąjungos laikais buvo išsiųstas kariauti į Afganistaną, o jam grįžus pamačiau, kaip sunku karo veteranui prisitaikyti šeimoje ir visuomenėje. Po sūnaus mirties reabilitacijos programoje su kitomis šeimomis supratau, kaip svarbu būti tarp žmonių išgyvenančių tą patį skausmą ir patirtį. Visuomenė ne visada supranta šią netektį. Po tragedijos Natalija pradėjo susitikinėti su karo veteranais ir kariais. Kai kurie iš jų papasakojo, kad nuo 2014 metų planavo sukurti erdvę, kurioje galėtų bendrauti, vėl pamatyti savo bendražygius praėjusius tą patį kelią. Tai paskatino Nataliją įkurti nevyriausybinę organizaciją Atrask savo svajonę, kuri jau daugiau nei 2 metus veikia Ukrainos vakaruose. Organizacija teikia paramą karo veteranams ir šeimoms, netekusioms artimųjų fronte. Viena iš iniciatyvų – socialinės ir psichologinės reabilitacijos centro Sparnuotos sielos šiluma atidarymas. Ši veikla Nataliją ir toliau įkvepia, palaiko. Ji dažnai leidžia daug laiko su veteranais, žmonomis ir motinomis, netekusiomis artimųjų. Kalbasi, dalijasi patirtimi ir tai skatina ją norėti gyventi toliau, būti naudinga kitiems, nes tiek daug žmonių ieško tokios paramos. Pasak jos, šiandien Ukrainoje svarbiausia yra šeimos vertybė. Visada sakau, kad jei mūsų vaikai atidavė savo gyvybės, kad mes iš tikrųjų galėtume gyventi, tai dėl jų atminimo mes neturime teisės švaistyti savo gyvenimu. Natalija savo jausmus taip pat išreiškia rašydama poeziją, savo eilėraščiuose dalijasi viskuo, ką patiria. Tie, kurie jų klausosi, sako, kad tam tikra prasme jie yra psichologinė parama kitiems, nes padeda žmonėms suprasti, kad į tam tikrą situaciją, tam tikrus dalykus galima pažvelgti iš kitos pusės ir kad nepaisant skausmo ir netekties viskas turi prasmę. Tiems, kurie patiria traumą ar netektį, nelengva susidoroti su įvairiomis emocijomis ir jausmais skriaudikų atžvilgiu. Tai ilga ir skausminga kelionė, kurią kiekvienas įveikia savaip. Dievo meilė yra tas brandolys, kuris neleidžia mano širdžiai sukietėti, prarasti gyvybingumo ir neleidžia likti neapykantoje, sako Natalija. Netrukus visuotinė bažnyčia pradėjo švęsti jubiliejinius 2025 metus.
popiežius Pranciškus nusprendė šiems metams suteikti viltingą temą – vilties piligrimai. Įprastai piligrimai švęsti jubiliejinių metų traukia į Romą. Apie tai, kaip jubiliejinius metus galėsime švęsti Lietuvoje, pasikalbėjome su Lietuvos vyskupų konferencijos nacionaliniu delegatu 2025 metų jubiliejui kunigu Artūru Kazlausku. Šventieji arba jubiliejaus metai prasideda Viešpaties užgimimo išvakarėse atidarant Šventojo Petro bazilikos duris, kaip vienas iš tokių ryškiausių turbūt ženklų mūsų jubiliejaus metams. Atidaryti duris, tai iš esmės prisiminti, kad Kristus yra sakęs, aš esu vartai. Kas įeis per mane, ganyklas sauras, įeis ir turės apstų gyvenimą. Tai man šiemet kažkaip atėjo į galvą labai svarbi mintis apie tų vartų prasmę, įėjimą, išėjimą. Tai tiesiog apeiga bus, kuri bus visų jubiliejaus metų ženklas arba atlaidų patirtis, bet štai pereiti per duris. Ir tai vis dėlto turėjo mums priminti tą krikščioniškos egzistencijos esmę. Mes esame Dieve. Mes nesame Dievo išorėje. Ir todėl pereiti per šituos vartus, įeiti pro vartus, tai įeiti į Kristaus gyvenimą. Reiškia priimti visą Kristaus būtį ir ją persijimti. Juk tai yra būti krikščioniu, būti Kristuje, būti naujų kūrinių, būti naujo dangaus ir naujo žemės pranašu, kuris ir yra vilties piligrimystės turbūt esencija. Tai popiežius atidaro visam pasauliu štai šitos vartus ir pakviečia į piligrimystę, į vilties piligrimystę. Tačiau daugybė žmonių negalės atvykti į Romą, kuri yra centras mūsų jubiliejaus. Ir todėl visos pasaulio vyskupijos draugė su vyskupu renkasi į katedrą, kad galėtų pradėti jubiliejaus metus. Kunigas Artūras Kazlauskas taip pat pasidalijo mintimis, ką reiškia švęsti jubiliejinius metus ir kodėl tai yra svarbu. Jubiliejaus metai, kaip visi žinom, pradėti 1300 metais. Pirmą kartą bažnyčia juos paskelbė ir tai buvo iš esmės kelionė į Romą. Visi mes keliauti į Romą esam kviečiami, nes tai yra kelias į tą centrą katalikų bažnyčios, bet kartu prie apaštalų kapų. Prie apaštalų, kurie iš tiesų yra pradininkai mūsų bažnyčios, kurie mums perduoda Kristaus žinę. Jie yra prisikėlimo liudininkai, kaip sakytų apaštalas. Ir štai mes keliaujam prie jų kapų, kad sustiprintume savo tikėjimą, kad persiimtume jų tikėjimu, jų meilę. Tai jie išpažįsta Jėzaus pergalę, Jėzaus prisikėlimą iš numirusių ir jie išpažinos ne tik visų savo gyvenimu, bet ir mirtimi. Petras nukryžiuotas žemyn galva, Paulius nukirzdintas, bet štai juodu abu išpažįsta, kad Jėzus yra rimtas reikalas pasauliu. Tai mes keliaujam prie jų kapų pasakyti taip, Jėzus yra rimtas reikalas mano gyvenime. Kokiais būdais galime švęsti jubiliejinius metus Lietuvoje ir ką daryti, kad šie metai būtų ypatingi, skaitykite pokalbyje Vatican News. Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.